Sveiki, gerbiami žiūrovai. Šiandieną jums pristatysiu, kaip išgyventi žiemą, kai mokesčių šildymai ypač dideli ir kai mėsos kvapu galime tik pasigerėti prieš mėnesį naudotos lėkštės. Mėsos skonis jau yra seniai užmirštas. Ketčiupas čia tik irgi, kad sudarytų bendrą įspūdį, kad buvo valgoma mėsa. O produktai mūsų tokie. Mums reikės batono. Batono galima įsigyti už litrą 30. Mums reikės vandens, jis nemokamas, numokamas, bet pigus palyginus. Ir uogienės. Iš šių 3 ingredientų galima pasidaryti nuostabų patiekalą. Išeitų netgi kūčioms 12 jaučiu. Tai pirmasis patiekalas, galima batoną mirkyti į vandenį ir labai skaniai suvalgyti. Pamirkius batoną į vandenį reikia mažiau seilių, taip taupom energiją ir maisto atsargų netiek daug reikia. Tiems, kuriems pasisekė šiek tiek labiau, gali užsitepti uogienės ir suvalgyti batoną su uogiene. Pasaka. Koks išieškotas skonis. Tiem, kas turi fantazijas, galima pasidaryti skaniau. Užsitepti vėlgi uogienės ant batono. Nuostabiai nuryti dievų maistą ir užsigerti didelį kiekį vandens. Turbūt kiekvienam iškilo klausimas, kodėl aš pasakiau užsigerti didelių kiekių vandens. O todėl, kad išgėrus daug vandens, skrandis prisipildo ir tokią riekutę galima valgyti visą savaitę, tik reikia kanistro vandens. Šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Pamiršau, ne. Čia tik, kad vanduo būtų skanesnis. Vasarą neleiskit laiko veltui, rinkit uogas, negali žinot, ką pašto dėžutė rasi žiemą. Lengvai pamaišom, įdedam dar. Praktiškai niekas nepasikeitė. Bet į jūsų sveikatos.